Sveiki draugai, turim Helovyno vakariuką. Galvoju, nufilmuosiu, kol važiuoju į plovyklą, biškį nusiskalauti automobiliuko, nes galvoju užvažiuoti pas Slyvas į Mytą. 39 Crew daro Helovyno renginį, tai galvoju užvažiuosiu, pažiūrėsiu kas gero. O tuo tarpu, kol važiuoju, galvoju nufilmuosiu, nes yra praėjus nepilnai savaitę po cenzūros. Tai turėjom gan nemažai, kokį nemažai, ta prasme, turėjom policijos truputį. Tai viskas su to gerai, ta prasme, ne pirmas kartas ir ne pirmas rodeo, kaip sakant, su jais ir panašiai. Bet ką norėjau pabrėžti, kad gan keista, ta prasme, įsiaiškinau galų gale ten padedamas kai kurių žmonių, kurie parašė, neminėsiu kas rašė, bet rašė, kodėl policija buvo atvažiavus į susibūrimo vietą ir kodėl ten ieškojo organizatorių ir panašiai. Tai dėl triukšmo pagrindė, tai kaip sakant, Baltijos prospekto gyventojai, kiek supratau. Ne naujiena irgi man tas, nes yra tekę bendrauti su ne vienu iš Baltijos prospekto. Tai visada buvo sakoma, kad faina, kad susibūrėt, bet čia mums trukdo triukšmas. Ir panašiai. Tokia gal mano nuomonė būtų, kad jeigu triukšmas, miesto ritmas, kaip sakant, trukdo gyventi ir panašiai, tai reiktų keltis gyventi kažkur, kur nėra to triukšmo. Nes miestas ir taip pas mumis toksai ganėtinai merdijantis realiai. Tai čia tokia viena nuomonė būtų, jeigu taip reiktų atsakyti greitai ir tiesiai šviesiai, bet kaip sakant, iš kitos pusės realiai tai nevyksta kiekvieno, kaip sakant, savaitgalį ar ten kiekvieną dieną, kad kartą per mėnesį, duok dieve, jeigu kartą per mėnesį vyksta toks dalykas, nes ir per kartą per mėnesį kažkas patriukšmauja, ypač šeštadienio, daleiskim vakarą ar ten penktadienio, ir jau tai sudaro problemų. Suprasčiau, jeigu gal darbo dieną, gal nėra labai smagu, kai nori eiti miegoti, o tau, kaip sakant, triukšmas didelis po langais. Bet esmė, kad tai nevyksta labai dažnai, dėl ko reikėtų skambinti ir labai stipriai putotis. Aš suprantu viską, ta prasme, suprantu, nes dabar jeigu žiūrės kažkas, kas gyvena Baltijos prospekte, ar ten žmonės, kurie kviečia policiją, tai labai gal nuskambėtų su, ta prasme, nedraugiškai ir panašiai, bet esmė, kad susibūrimas ir taip jau nebebūna taip, kaip būdavo seniau, kas irgi įdomi dalis yra, nes seniau grodavo ir muzika pilnu tempu iki negalėjimo. Dabar jeigu ir pagroja muzika, nes Vitalka, mūsų muzikantas, atsisakė šitos pozicijos, tai kažkaip, kad leistų kažkas taip garsiai muziką kaip seniau, minga dar kartais gal, bet ir tai realiai retas atvejis, kada būtų muzikos, tą turiu omeny. O kad ten pašaudo kažkas ir panašiai, tai to visada buvo. Gal kažkiek sujautrėję žmonės dabar yra dėl visų, nežinau, net nenori leistis ten į kažkokius, kaip sakant, politinius ar kažkokius dalykus, bet tiesiog man keista ganėtinai, kad kviečiama yra policija, kai tai nevyksta. Aš nemanau, kad yra žmogus, kuris atvažiuoja random į banginį ir ten
šaudo, leidžia muziką ir panašiai. Nu, tiesiog tokių dalykų aš neįsivaizduoju, kad vyktų. Nes tai nėra kažkokia susibūrimo vieta paprastom dienom, kaip daleiskim ten terminalas ir panašiai. Na, bet, kaip sakant, visada to buvo ir bus, visada bus nepatenkintų, ką tu bedarytum. Ypač, kai darai taip, kaip aš darau, tai juolab nepatenkintų visada atsiranda, tai nieko nuostabaus. Dėl to tikrai nesibaigs cenzūros, galiu pasakyti tik tiek. Irgi, kaip sakiau, ne pirmas rodeo. Aš buvau pasiruošęs iš tikrųjų policijos skambučiui. Gal aš jo dar sulauksiu, nes ne visada paskambina pirmą ar ten antrą ar trečią savaitę po renginio. Gal netgi sulauksiu po šito video, nes sakys, kad neapgailestauju dėl savo veiksmų. Aš tiesiog, ne tai, kad neapgailestauju, aš tiesiog nesuprantu. Nesuprantu, kame problema. Nes tai, sakau, nevyksta tiek dažnai, kad turėtų būti didelė problema, jo vyksta ne kažkokiam kaime, kur ten visada tyku ramu, ta prasme visada vyksta kažkoks veiksmas, mašinos zuja ir panašiai. Aišku, iš dalies nereikėtų šaudyti, aš suprantu tą norą pašaudyti ir panašiai. Ir dabar šaudė, tik tais gal tiem, kurie ruošiasi šaudyti ir šaudyti, gaudyti, kaip sakant, ir panašiai, norėčiau pasakyti, kad kartais užtenka pašaudyti 5 minutės, o ne tas 5 minutės išdalinti į tarpus ir vis tiek šaudyti po 5 minutės kas pusę valandos. Tai būtų toks gal niuansas, nes tas šaudimas, supraskit, kad, tiem, kas yra susibūrime, tiem jo, aš suprantu, smagu. Bet kai jau tas labai ilgai vyksta, aš manau, kad čia buvo didžioji priežastis, dėl ko ten aplinkiniai gyventojai ir panašiai pradėjo skambinti policijai ir skųstis. Tai nereikėtų šaudyti tiek ilgai. Pašaudyti, kaip pašaudyti. Visada to buvo ir bus, tiesiog proto ribose reikia tą daryti. O toliau update'as būtų toks, kad cenzūra vyks ir kitais metais, jinai bus iš dalies tokia pati, bet prisidės dalyko. Bus dalykų ir fotografam, ir filmuotojam, kaip rašiau poste, kad suaktyvinti tą kontento, kaip sakant, kelimą ir panašiai, norą daryti jį. Bet čia apie cenzūros atsinaujinimą kabutėse padarysiu video paskui. O dabar, kaip sakant, manau, šitam įstojimui tiek. Jau realiai atvažiavau į plovyklą, šitas video pradžioje jaučiu kokybę nepasižymės, nes yra gan tamsu. Bet, kaip sakant, informaciją būsite išgirdę. Tokia informacija, tiesiog mano įžvalgas apie, kaip sakant, praėjusią cenzūrą. Ir, žodžiu, jeigu nepradės lyti, kas dabar kaip ir neplanuojama, tai jeigu nepradės lyti, dar šitam video pamatysit kadrų iš, kaip sakant, slyvų 39 Crew myto. Taip, kad pasilikit ir žiūrėkit kadrus iš ten. Dar truputį grįžta, nusiskalavom automobiliuką, nes plauti normaliai tokio oro būtų tas pats, kas savęs negerbti. Tai dar norėjau, kad parašytumėt, kad žiūrit vlogus, kol kas nėra labai daug, kas gaila. Bet, kaip sakant, įsivažiuosim, viskas bus gerai. Tai kontento, aš kaip ir minėjau, bus per žiemą.
bus vlogai, bus su Pauliumi epizodai, gal test drive'ai, jeigu surasim laiko tam, su Mantu, bet žodžiu, esmė, kad norėjau paprašyti, vos nenukritot. Žodžiu, norėjau paprašyti, kad komentaruose, kai žiūrit, parašykit, kas būtų įdomu. Gal kažką pamatyti, gal kažkokią rubriką ar panašiai. Dar vloguose bus ir boomerio paruošimo darbų. Manau, įkelsiu kažkiek. Ir manau, kad tiek mano šnekų šį kartą, tai keliamės į Sliu Meet.